Lenkijos premjero vizito išvakarėse Suvalkų vaivadijoje Alytaus ir Marijampolės apskričių bei Suvalkų vaivadijos, Gardino ir Kaliningrado sričių atstovai pasirašė pasienio bendradarbiavimo deklaraciją, kuri turėtų žymiai supaprastinti žmonių, kuriuos sieja kaiminystė, bet skiria valstybių sienos, kultūrinį ir ekonominį bendradarbiavimą, keliones iš vienos šalies į kitą. O tuo tarpu Lietuvos ir Lenkijos premjerai šiandien žymėjo tolimesnės šio bendradarbiavimo gaires. Alytaus oro klubo pievoje nusileidusius du malūnsparnius, kuriais atskrido Vladimiras Cimoševičius ir Lenkijos delegacija, pasitiko Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, Alytaus apskrities administracijos vadovas. Po darbinio delegacijų susitikimo įvykusioje spaudos konferencijoje abu premjerai džiaugiasi, kad santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos gali būti pavyzdžių kitoms valstybėms. Ko gero, pirmą kartą Vladimiras Cimoševičius taip aiškiai išsireiškė, kad Lenkijos užsienio politikoje santykiai su Lietuva yra svarbiausi. Dėrybose sutarta, kad artimiausiu metu pradės veikti vidaus reikalų ministerijų kovos su nusikalstamumu komisija. Taip pat sutarta, kad bus įkurtas bendras Lietuvos-Lenkijos taikos palaikymo dalinys. Jo štabas pradės veikti jau šiais metais. Daugiausia kalbėta apie pasienio ir muitinių reikalus. Gediminas Vagnorius pasiūlė, o Lenkai pritarė, kad būtų nustatyta maksimali sienų kirtimo trukmė. Tam nutarta įsteigti bendrą kontrolės punktą Ogrodnikų Lazdijų pasienio poste, kur kartu dirbtų Lietuvos ir Lenkijos pasieniečiai ir muitininkai. Lietuvos ir Lenkijos premjerai pasirašė sutartį dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų, krašto apsaugos ministerijų viceministrai sutartį dėl karinės informacijos apsaugos.